Vis dažniau visuomenėje girdima darniosios plėtros sąvoka. Ji apima ekonominį, aplinkos ir socialinį vystymąsi, kai dedamos visos pastangos, kad tenkinant esminius žmogaus poreikius dabartyje, vėlesnės kartos nepajustų jokios žalos. Reiškia, kad kiekvienas inžinerinis sprendimas turi būti vertinamas ne tik techniškai, technologiškai, ne tik ekonomiškai, bet turi būti vertinamas aplinkosauginiu požiūriu, socialiniu požiūriu ir kultūriniu požiūriu. Ir jeigu bent vienu požiūriu sprendimas yra neigiamas, tai toks sprendimas yra nesprendimas 21 amžiuje. Kauno technologijos universitetas Europoje pripažintas labiausiai tvirtinantis darnaus vystymosi idėją. 26 Europos universitetai buvo vertinami 4 kategorijose, kurios apėmė tiek studijų programas, tiek kultūrinę raidą. Pirmiausia, tai nuo strategijos, kai visados. Įsidėjom vieną iš pagrindinių ir svarbių 5 veiklų, tai yra darni plėtra, darnus vystymasis. Bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai yra nuo žiūrėjimo į ateitį nedarant žalos, iki šiukšlių rūšiavimo. Ir tas vyksta. Kuriam modelius, kaip turėtų kiekviena įmonė keistis, kad didėtų jos konkurencingumas per darnų vystymas. Ne kaip nors kitaip, ne per pigią darbo jėgą, ne per ką nors kitą ar pigius išteklius, bet per darnų vystymas. KTU iš 16 galimų balų surinko 13 ir gerokai aplenkė kitus žymius Europos universitetus. Europos Sąjungai KTU pristatytas kaip pavyzdinis modelis. Mes esam kitaip suorganizavę mokymo procesą, kiekvienas modulis baigėsi individualiu darbu ir tas individualus darbas yra realus. Tai reiškia, kad jau nuo pirmo kurso magistrantai pasirenka įmonę, arba jeigu nepasirenka, tai mes parenkam, kurioje jie daro realius darbus. Kauno technologijos universitetas per metus sutaupo maždaug 30 000 litų, vien tik rūšiuodamas atliekas ir taupant popierių. Tačiau tai tik vienas sritis, kurioje atsispindi darniosios plėtros idėjos. Europos Sąjunga labiausiai sužavėjo tai, kad Kauno technologijos universitete studentai dalyvauja visuose sprendimuose, jų priėmime ir įgyvendinime.